Nu, man būna taip, ateini į kokį miestelį, Vila Alcazar, kas čia toksai, nežinau, kas yra. Bet neįtikėtino grožio. Pasidarė šilta, 16 laipsnių, dangus žydras. Sėdim vakaviniai kažkokie lauko, eglė va tenai. Va. Su vyno taure. Nu ir kažkaip nebesinori niekur eiti. Nors reikia dar 5 kilometrus eiti iki tos vietos, kur mes nakvosim. Nors dar visiškai diena. Tai šiandien tokia laisva diena visiškai gaunasi. Buvom va į tą bažnyčią užlipę, pasimeldėm abudu. Kažkaip mes, nežinau, kad žmonės eina ten aikščioje bažnyčiose, štai mes dainam, panaudojam bažnyčią pagal paskirtį. Tam ir skirta jinai, meldies, žinai, kad ten kažkokia antkapiai yra, žinai, ar ko tai, kas iš to, žinai. Gražios gatvelės, labai švarios, tvarkingai čia viskas. Nu tai va. Einam sos pakainai ramiai. Kaip čia viena draugė sakė, kad sako, ramybė ir kas čia dar buvo, reiškia. Tokia yra, žinai, visiškai. Nėra jokios abejonės, žinai. Ir nėra jokio skubėjimo tokio, kad kažkur nueiti. Viskas, čia daug žmonių taip neskubėdami keliauja, žinai. Nes matytas piligrimo gyvenimas jis toks ir yra, žinai, jisai nėra nubėgti. Nors čia bėgančių yra. Nėra čia kur bėgti. Va, tai dabar valgysim biškutį. Alus, vynas ir patatas bravos. Ir dar kažkokį kroketų žadėjo atnešti. Nu tai palinkėkit mums skanaus. Eglė. Skanaus.